Mes jau etri. Taip, mes iš studijos atkeliavome prie mūsų nuostabiosios lapės ir šiandieną mūsų biologijos pamokoje mes pabandysime pakalbinti nuostabiuosius Šiaulių krašto žvejus ir pamokysime jaunuosius mūsų žiūrovus, kaip reikia žvejoti ir gaudyt kilbukus. Einame, pakalbinsim kažką žvėję. Labą dieną. Čia mes norėtume jūs pakalbinti laidai apie žvejybą. Norėčiau jūsų paklausti. Labą dieną, koks jūsų vardas? Jonas. Malonu. Norėčiau jūsų paklausti, kaip šiandien sekasi jums žvejoti? Nu, nelabai. Nelabai. O kokios, ar, pavyzdžiui, jūs gaminate pats žuvį? Va, žuvis. O, kokios mielos? Katinai. Katinai. Ar kokias pats žuvis mėgstate valgyti? Visokias. O pats gaminate? Nelabai katinai atiduodu daugiausia. O ar, tarkime, galėtumėte pasakyti kokį patarimą žmonėms, kurie norėtų pradėti žvejybą? Patys žvejoti. Pavaks kaip ir aš. Pabiški ir pradėsit. Nieko čia sudėtinga nėra. O, štai mes matome ir šiaip praeivius, sužinosime, ką jie mano apie žvejybą. Labą dieną, labą dieną. Labai malonu jūs matyti, ką tokios gražios dvi merginos veikia tokią šaltą dieną prie ežero. Žvejojate? Taip, žvejus. O, žvejus? Tikimės, mes turime daug norų. Ir tikimės, kad kas nors padovanos auksinę žuvelę. O jūs, matau, turite netgi fotoaparatą. Ką jūs veikiate? Fotografuoju žvejus. O jūs, ta prasme, bandote pagauti kažkokį tai momentą, ar jums nesvarbu, kokiu dienos metu ateiti ir fotografuoti? Šiaip tai čia priemonė gaudyti žuvelę. Perkeltinė prasme. Labai įdomus atsakymas. O taip, ir dabar mes matome dar naujų žmonių pakrantėje. Paklausime, kas jie tokie ir ką jie čia veikia. Labą dieną, labą dieną. Labai atsiprašome už sutrukdymą, čia su jumis yra Habar Vabar televizijos laida Biologijos pamoka ir aš norėčiau jūsų paklausyti, ką jūs čia veikiate tokiu metu, šaltų orų. Tai kad nieko, truputį žadam žvejoti. O, labai gerai, šiandien mūsų tema yra apie žvejybą. Ohoho, ir čia, ta prasme, kam tas stiklainis? Čia yra naujausias žvejojimo būdas, mes su juo šiandien žvejosim. Ar jūs galėtumėte ar papasakoti, ar bent pademonstruoti jūs čia, kaip jūs čia žadat žvejoti tokiu daiktu? Suprantat, mes jau 2 mėnesius eksperimentuojam ir nei karto nebuvo taip, kad mes nepagautume jokios žuvies. Mes tiesiog pademonstruosim, kaip mes tą dalyką darom. Čia yra nerealus būdas. Pasaka, kaip su juo galima žvejoti. O tai kodėl tada aš pirmas sykį matau tokį dalyką? Suprantat. Vat ką tik mes klausėme patyrusio žvejai, jisai sakė, kad reikia turėti meškerę, valą, reikia turėti masalo. Suprantat, niekas apie tai dar nežino. Kas būtų, jeigu visi tai pradėtų žvejoti? Taigi nebebūtų mums šitų gražių žuvų. Va, nebūtų nei ką valgyti namuose. Tai va, mes dėl to niekam nieko nesakom, dėl to va taip ir daromės, kad nieks neužmatytų. Va. Nu tai mums įdomu, prašom pademonstruoti. Tai va, kad niekas neužmatytų, jeigu norit, kad parodytume, kaip žvejojam, turėtume truputėlį į šoną. Nu tai gerai, galima eiti. Eime? Tai kaip jūs tai darote? Tai va, mes dabar atsidarysim daiktį. Gal jums padėti? Nežinau, labai jau sudėti. Atidarim daiktį. Patyrusi žvejai, žino? Ir reikės pripilti vandens, kad jis mūsų stiklainis paskęstų. Taip. Tai dabar aš kaip tik pabandysiu pripilti to vandens.
O dabar grįžtu. Taip, taip. O Jėzus Marija. Taip, ir dabar. O Jėzus, čia laša viskas. Taip, ir dabar ką darysite? Dabar reikės mesti į ežerą ir mes gaudysim žuvytes. Skubam, skubam, skubam. Taip, taip, operatorių, greičiau. Taip. Kad tik nieko nepraleistume. Taip. Taip, ir ar svarbu, iš kur yra gauti? Reikia rasti tinkamą vietą, tinkamą kampą, tinkamą krantą, kur galėtume apsistoti ir tada galėtume pradėti žvejybos. O čia ar jau tiks? Na, dar galim truputėlį paeit, nes man čia labai nejauku, žmonės mato. Taip, vis dėlto žvejai dar, kaip jūs sakėt. Mes vis dėlto esam konkurentai. O tai kur jūsų meškerė? Valas, mūsų meškerė. O tai... Čia paruoštas įrankis. O tai gal turite kokią nors metimo techniką? Viską aš jums parodysiu. Nu, gerai, gerai, žiūrim. Kanalas parodysiu. Žiūrim, įdomu. Taip. Užsitaikai, kaip mestum bowlingą kokį nors. Ir op. Va. Tai, ką mes matome. Va, mūsų jau žvejybinė priemonė grįžo ir leidžiamės į apačią. Prašom, panelę, papasakoti, ką jūs dabar čia darome. Čia mes dabar, kaip tik jau pagauto žuvis berots, mes dabar tuo ją iškelsim. Merginas, traukiam. O taip. Mūsų laimikis. Mes juk nemelavom, visada pagaunam. Va, tik tiek, kad truputį sunkus žvejybos būdas, bet visada su rezultatais. Tai matyti, jūs šiandien valgysit labai skaniai. O kaip jūs savo galvojat, kokia vakarienė? Belysimo. Ačiū labai. O va dar su šita žuvelė galima padaryti kažką gražaus ir padaryti akvariumą. O kaip jūs iš trilitrinio padarysit akvariumą man? Tai labai paprasta. Merginas, porą akmenukų galima. Kas man porą akmenukų parinks? Šaltauką. Štai akmenis. Dabar mes taip gražiai, efektyviai darom akvariumą. Nebereikia, tie jau per maži. Kuo didesni akmenys, taip gražiau. Dar truputį papuošimų, kad būtų. Būkit geros merginos, nubėkit kas nors. Taip. Va, atnešė papuošimų gražių. Tai va, reikia palaukti, kol truputį nusės viskas. Čia truputį nieko nesimato, bet, to žolės tiek jau to. Ir čia, ta prasme, jau galima dovanoti, ką nors, ar tiesiog namuose laikyti? O tai ne, čia bus pati geriausia kalėdų dovana, žadu močiutį padovanot, va. Tai labai ačiū Jums už patarimus ir pati išbandysiu iš tikrųjų. Taip, mes grįžtame į studiją. Sigita? Čia su Jumis ir vėl Chabr Vabr televizija. Norėtume su Jumis atsisveikinti iki kito karto ir norėčiau pakviesti visą Chabr Vabr televizijos kūrybinę grupę. Prašom. Oh.